O sveikas, mano brangus žiūrovė. Medutis sugrįžo į savo podcastus. Nu ką, šiandien aptarsime. Dar vis nėra tų mano, suprantat, kurie va čia sėdėtų ar kalbėtų, dar nėra. Tai jie laiko neturi, tai dar kartą. Tai aš aptarsim rezultatus ir viską kitą. Tai pradedam nuo rytojaus. Penktadienis rytoj. Tai pradedam nuo Žalgirio gal. Rytoj žaidžia Olimpija prie Olympiakosas su Žalgiriu. Jo, nu tai čia dabar įdomiausia bus. Čia labai pakalbėsim ilgai apie Olympiakosą ir Žalgirį. Taip. Ten, man rodos, kaip aš suprantu, tai Olympiakosas dviejų kažkokių žaidėjų neturi. Ar centrai, ar kažkas ten tokio yra, ne? Ko jie, aišku, kaip... Nu, ten labai didelė dvikova bus, bet... Nu, ten bus įdomu. Bus ką paveikti, žinokit, bus ką paveikti. Ten žiauriai bus Žalgirį ką paveikti. Jo, tai va, ten Olympiakosas neturi kai kurių žaidėjų, ten centru ar ko neturi, tai Žalgiriui gal kažkiek yra tų proveržio, bet ne tiek daug, nes kai mes žinome, tai Bezenkovas yra, Saša, tai pagrindiniai Tomas Valkup ir visokie kiti tie grandai Eurolygos. Nu, Žalgiris kol kas visą pilnas sudėtį turi išskyrus Dimšą ir Maneką. Jau antrą savaitę, kai Maneko neturi, man rodos jis. Be Maneko ir be Dimšos dar žais. Nu, čia biški gal Žalgirio kažkokį proveržį matau, bet čia labai pasikovos. Nu ir čia aš šiaip prognozuoju Žalgirio laimėjimą ant 1 taško arba 2 taškų. Tai maždaug bus 80, 2-80. Žalgiris win. Važiuojam prie kito. Barcelona žaidžia su Berlyno Alba. Šitos tokios neįdomios rungtynės bus, vien dėl to, kad Alba ar taip rytoj turėtų pralošti. Sakyčiau, -15 Berlyno Albai. Tai būtų 7-5, arba gal daugiau, ne, 9-2, 7-5 kažkur va tokių rezultatų Alba su Barcelona. Tai Barcelona čia matau vieną, ten daug ko nepasakysiu, nes visi žaidėjai tie patys buvo ir Žalgirį, nežinau kam. Taip, Barcelonai tada po to nepasisekė Žalgiriui. Gerai, turim Paryžių su Emporio Armani. Ką Emporio Armanis gali? Nu tai Paryžius gal čia dabar jie, nežinau kur jie namuose ar kur jie čia žais. Bet aš Paryžiui nelabai tikiu, kad jie gali paimti Emporio Armani. Aišku, Džošo Nybo nėra. Šis geras dalykas, yra Zachas leidėjus užtat, kuris gali viską apkurti ir taip toliau. Ja. Nu ir čia labai pas mus labai įdomi. Situacija labai įdomi. Nu ir Emporio Armani turėtų Emporio Armani turėtų pergalę pasiekti. Prognozuojamas taip, 82, 77, va, toks tikslas. Gal Paryžius dar biškį taip pasistiprins, bet neapžinau. Tai va, iš Eurolygos tiek ten. Žalgirio matau MVP Silvino Francisco,
Barcelonos MVP gal matau Keviną Panterį, Emporio Armani MVP matau Zachą Ledėjų. Gali būti, kad ir, nu tai vis tiek ir podcastai ateina, tai čia kažkoks kitoks, bet čia prognozės viskas ir tai va, ir informacija, tai čia kaip podcast, prie podcast viskas. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvau Medutis, nepamirškite mūsų prenumeruoti kanalą, čia va kažkur gal matysit, va čia va kažkur prenumeruoti, laikinti bei pakomentuoti. Ir kągi, ačiū, kad žiūrėjusiemis ir susitiksim jau greitai kitoje serijoje. Visiems iki greito.